Tai sveiki visi plaukimo bendruomenės nariai ir kiti žmonės, kuriems labai tinka plaukimas, šiaip vandens sporto šakos. Ir šiandien norim pratęsti savo seriją, antrą seriją. Pokalbį su plaukimo ir vandens sporto šakų atstovais, garsenybėmis. Ir šiandien mūsų svečias yra Danas Rapšys. Labas, Danai. Sveiki visi. Labai malonu tave matyti, seniai pažįstamas, bet šiaip, kad susėstume taip bendrai ir pašnekėtume tos dalykus, kuriuos galbūt abudu žinome, tai pirmas kartas, bet manau ne paskutinis. Na šiaip visada malonu, kai pasikviečia, dabar tokia aplinka labai tokia sava, tai manau gerai pašnekėsim. Danai, iš tikrųjų neseniai baigėsi pasaulio taurės varžybos, puikiai pasirodė, galbūt net nesitikėjai, kad tai pasirodysi. Kam galima dėkoti už tokį sugrįžimą? Iš tikrųjų labai daug tokių faktorių susidėjo, nes būtent po pirmo plaukimo, kai ryte plaukiau 400 metrų laisvu stilium, tai sakyčiau, nebuvau jau toks labai užtikrintas, kaip čia mano tas pasirašymas įvyko. Jo, ten čiut patekai tik tai. Jo, tai net nepatekau, bet kaip sakoma, po to nusiėmė, tai ir tada gauni antrą šansą ir vis tiek kaip jau ir viduje mintyse turi tą, kad nelabai buvo gerai ryte, nelabai buvo jau lengva plaukti, tikrai reikėjo atiduoti visas jėgas, bet tas rezultatas nebuvo labai geras ir tada žinai, kad ir vakare reikės vėl kovoti, o kaip prisimeni, kaip buvo ryte, galvoju, kaip čia dabar bus. Bet susidėlioju visas mintis, ateini ir sakai, tiesiog reikia pagaliau pasimėgauti tuo, ką darau, tiesiog praplaukti savo tuo tokiu senu plaukimu, kuriuo plaukdavau ir tiesiog pažiūrėti, kaip čia man seksis, ką aš tokią prarasiu. Ir prašau, plaukiu ir kai šokau pirmus 200 metrų plaukt, galvojau, kad kažkas atsitiko ir kad aš vėl per anksti iššokau vandenį, nes aplinkui nemačiau nei vieno plaukiko ir dabar galvoju, kažkas yra ne taip. Vis tiek, aš 8 tako plaukiu. Ir pradėjau ieškoti savo priešininkų, plaukiu tą galvą, sakioju, padarau posakį, žiūriu, dar nieko nėra, liktai plaukiu, dar nieko nėra. Ir tik po 200 apsiverčiu, atsispiriu, padarau užėjimą ir žiūriu, kad dar tik plaukikas šalia ėstas, tik tai parplaukė dar ten už 10 metrų. Ir galvoju, arba aš labai greit plaukiu, arba aš esu diskvalifikuotas ir tiesiog visi stovi ant starto ir laukia manęs. Tai realiai 300 metrų visą laiką galvojau, ką čia man dabar veikti. O po 300 sakau, gerai, liko 100 metrų, tai jau koks skirtumas. Jeigu jau tave nuims, tai nuims. O jeigu nenuims, tai kažkokį laiką čia atplauksiu. Tai sakau, biškai dėjau to tokio spurtą, atplaukiau ir žiūriu, kad per beveik 4 metus taip greit neplaukiau. Tai kažkaip galvoju po to, viskas kaip ir gerai labai gavosi. Bet vėlgi grįžtam prie to klausimo, ar tu turėtum kažkam padėkoti už tai, kad tu sugrįžai? Čia toks galbūt, nežinau, čia visiems reiktų padėkoti, tai visiems, kurie stengiasi. Tai kas tie žmonės, ta prasme, kaip tu taip iššoviai, kad 4 metus neplaukiai ir dabar taukšti ir yra? Čia kiek tų žmonių, nežinau, per tą laiką buvo, kurie susidėjo, kurie stengiasi tą savo tokį laiką, ką patys žinodavo, patardavo. Čia labai daug žmonių. Čia realiai kiekvienas žmogus, jaučiu, kurį aš pažįstu, kažkuo prisidėjo, nes kad iki to laitum. Nebuvo taip, kad sakytų, numetam, paliekam, nieko nebereikia. Atsirado ir visokių naujų žmonių. Absoliučiai visa aplinka keitėsi, viską buvo. Tai gali pasakyti, su kokia komanda tu dabar dirbi? Ta prasme, kas su tavim dirba, kas tau padeda? Dabar ir kineziterapeutė ir Indrė yra. Po to važiavome į Kauną dar pas kitą kineziterapeutą. Pridėjome, turime naują salės trenerį. Tada, kaip ir norim su tokiu mitybos specialistu, pradėjom dirbti, pradėjo pasakoti apie visą maistą, kaip ir tu jau žinai apie tą maistą, bet vis kažko naujo atrandi ir taip toliau. Ir psichologų visokių pabuvom, ir treneriai irgi planus keitė, atostogas visas keitėsi, pats suvokimas apie viską, labai daug. Aha, tai kas manai tau labiau padėjo, ar naujas treneris salės, ar kineziterapeutė, ar psichologiniai dalykai, realiai?
Kaip tau atrodo? Aš manau, vis tiek viskas susideda į vieną tą tokią vietą, nes, taip nėra, kad ten vienas kažkoks dalykas atsvertų viską. Tai yra toks, kaip pasakyti, bendras katilas visko, kaip ir anksčiau sakydavau, kad, nėra taip, kad, man šiandien gera nuotaika ir aš gerai plaukiu. Susėda labai daug tokių bendrų dalykų. Tai dabar sunku dar kažką pasakyti, nes taip, sakykime, viskas greit vertėsi, viskas greit įvyko, tai rezultatai pakankamai geri kaip tokiam laikotarpiu, tai bus, sakykime, galėsim pamatyti po dar tikrų kitų stiprių varžybų, ar tai yra gerai, kad tai nebūtų kažkoks atsitiktinumas iškart po pirmų startų. Jeigu matysim, kad tai yra tęstinumas, tas darbas tikrai einas gerai, tada galėsim sakyti, kad tai pasitvirtino. Dabar tiesiog galėjo būti kažkoks toks naujas momentas, atsikėliau, gal gera nuotaika, kažką gražaus pamačiau ir taip pavyko. Tai vis dėlto psichologija. Tai aš manau jo, nes psichologija ant tų startų čia labai daug dėjo. Kaip ir po to pats jaučiau ant tam tikrų kitų plaukimų, dėl ko kažkodėl, kaip sakom, neina. Tai dėl to toks... Kalbant apie psichologiją, apie požiūrį, persikėlė iš Panevėžio į Vilnių. Ar pasikeitė tavo psichologija iš panevėžietiškos į vilnietišką? Ne, kažkaip kaip, bent jau matro, kaip aš likau, toks ir likau, kaip savo tą tarme šneku, manau, taip ir šneki. Labai, labai gražiai šneki, man labai patinka. Tai manau, nepakeisiu, net ir Vilniui gyvendamas turbūt 50 metų. Tai šiaip, nežinau, viskas, kaip ir man pačiam nėra, kad kažkas super pasikeitė. Aš vis tiek darau tą patį, ką darau kiekvieną dieną, tik tiek, kad reikia ilgiau važinėti baseiną. Ir iki dantystės reikia valandą važiuoti. Baseinas nors didelis yra. Taip, baseinas didelis, bet tos vietos ir tų takų ne ką daugiau negu Panevėžy. Kaip čia yra dabar? Tiesiog, kad nieks netelpa, atsistato naujas baseinas ir vis tiek nieks nebetelpa. Ta prasme, profesionaliems sportininkams trūksta vietos baseinė naujam. Taip, tai net nėra vietų, nes yra pilna grupių, visi nori plaukti tais laikais, kada ir mums reikia, tai... Tiesiog gaunas, kad ten toks visada vyksta labai didelį kompromisą ir karai, kaip čia kas dabar kur plauks. Tai gerai, kad mes bent vieną taką gaunam su Andrium Šidlausku, tai kažkaip sukamės. Telpat? Vieną taką bent jau gaunam, tai tikrai galim sukti. Panevėžy trūksta baseinų, Vilniui trūksta takų, bet, tarkim, Panevėžio sportininkai pasiekė gerų rezultatų ir visą laiką tai buvo. Kur ta Panevėžio sportininkų plaukikų paslaptis yra? Aš manau, kad viskas čia nuo trenerių priklauso. Net ir tie baseinai gal netiek daug įtakoja, kiek trenerių, kurie įdeda savo darbą. Nes patys žinom, kad tikrai Lietuvoje tų baseinų nėra tokių gerų, o kiek šiaip turim daug gerų plaukikų, kurie išauga. Tai viskas nuo atsidavimo, tiesiog tai, ką tu darai. Nesvarbu, kad ir tu būsi turėsi olimpinio dydžio baseiną, patį geriausią pasaulį, bet jeigu nieks savęs nenorės ir nemokės treniruoti taip, kaip turi, tai tu vis tiek nieko nepasieksi. Tai toks, tai toks sakau, čia vėlgi viskas dedasi į vieną krūvą. Niekada rezultato nepasidarysi tiesiog, kad tu, tiesiog gerai man plaukės dabar. Viskas turi būti. Baseinas, sakykime, gal tokia yra net terpė, kuri yra tokia net ne viena iš super pagrindinių, kas lemia tavo rezultatą. Nes kaip turiu pažįstamų iš Pietų Afrikos žmonių, kurie plaukia, kurie net vandens neturi, kai kuriom dienom net negali eiti baseiną, nes tiesiog nėra vandens ir jie vis tiek plaukia pasauliniam lygiai. Tu čia apie Seitsą šneki? Tikrai taip. Tai žmogus iš, dabar buvo pasaulio taurės, tai iš valgyklos tiesiog imdavo vandenį, dėjo į lagaminą ir vežė draugam. Ta prasme? Taip. Aš valgau per pietus, atėjo per mane, sako, Danai, gal galiu tavo vandenį, sako, pasiskolinti. Sakau, jums, sakau, taigi čia to vandens kiek tu nori. Ačiū, sako, nes aš juos renku, pasiėmiau lagaminą, sudėsiu ir išvežiosiu draugam, nes taip pat tenai trūksta vandens ir taip toliau. Wow. Tai nieko nesupratau ir aš jam sakau, gal tu čia bairį kažkokį čia skėlį. Ne, sako, iš tikrųjų, tai mačiau visas dienas renka vandenį ir veža giminėm, nežinau, draugam. Tai taip ir gyvena žmonės. O čia biškit toks šokas, Jo, kažkaip nežinau, kad čia ten taip blogai, ar kur jis gyvena, ar ten ta pati situacija, gal brangus vanduo labai, nežinau. Kiek žinau, tu ir
ta prasme, per tą pasaulio taurę turėjai tam tikrų reikalų su sveikata ir netgi, kiek žinau, norėjai netgi galbūt nebaigt, nepaimti visų šitų. Gal gali papasakot, kas atsitiko tenai? Jo, nes prieš pasaulio taurės, sakau, reikia šiek tiek susitvarkyti, kaip man dažniausiai būna, kai jau įeini ten kokią labai gerą formą, kažkas pradeda išmušinėti kaip iš saugiklio. Tai, čia kaip Fukuokai buvo. Jo, tai sakau, reikia bent jau profilaktiškai dantis susitvarkyti, higieną, pasižiūrėti viską tą ir nuvažiavam, kaip ir sakom, liktai viskas turės būti gerai, viskas atlaikys. Ir tiek išvažiavau ir prasidėjo Berlyne po truputį, pradėjau jaust danties skausmą, tai teko visas taurės su to skausmu ir būt, tai kiek išėjo psichologiškai pasistengti negalvoti, tiek išėjo. Ir Berlyne plaukiau su to pačiu dantem, taip jau buvau, sakykime, priraminęs, tai kaip ir viskas gavosi gerai. Bet 3 savaitės valgyti tik tai su viena pusė irgi nėra labai jau gerai, tai jau žandikulis jaučiu, kaip man pradėjo atrofuoti, jau nebemokėjau sakandžio padaryti, tai, o jau kai nuskridau į Atėnus, tai jau labai pradėjo skaudėti, tai teko jau ir nuo skausmo tablečių gernės, tiesiog jau nebegalėjau būti normaliai. Mhm. Tas tavo, nežinau, netolerancija, galbūt tavo sugebėjimas ištverti tą skausmą, pakelti, kuris, kiekvieną dieną, aš įsivaizduoju, tai būna skausmas, ne toks medicinis, bet būna raumenų skausmas ir taip toliau. Iš kur ta tavo tokia ištvermė yra, tas pakantumas skausmui? Iš Panevėžio? Tai jo, turbūt Panevėžį pripratęs, kaip visada skauda kiekvieną dieną, bet toks, vis tiek, turi tikslą, žinai, ko tu čia iš viso atvažiavai ir ką tau reikia padaryti. Skauda, gali išvažiuoti, gali susitvarkyti ir gali neplaukti. Bet ar tai bus verta ar neverta, va čia jau klausimas. Tai, sakykime, kentėjau, buvau nepatenkintas ten visais, bet iškentėjau ir vis gerai. Jau ant galo stengiausi nebeparodyti, kad man jau labai skauda, stengdavaus būti ir su šypsena, bet mintyse visada jausau kaip tvinksi, bet aš nieko negaliu pakeisti, jeigu nieko negaliu pakeisti, ką man dėl to jau pradėti pergyventi. Tai kažkaip Atėnuose jau per 400 gėriau vaistus, per 200 gėriau, užtat ir nesiplaukėjau gerai, matėm ir išlaiko, kad nebuvo. Ir tada jau prieš 200 sakau, nebegersiu, kuo tas skausmą praplauks ir tai kažkaip susinervau truputį, tai visai gerai gavosi. Tu pasakai kelis sakinius, iš tikrųjų, kelias frazes, kurios labai skiriasi nuo to Dano, kurį aš pažinojau prieš 10 metų, tarkim. Ir galbūt netgi ne prieš 10 metų, gal prieš metus ar prieš 2 tu pasakai, kad negali nieko padaryti, čia nereikia nervintis ir taip toliau. Bet aš atsimenu, tarkim, aš tau atvirai sakau, kai tu būdavai piktas, tai kentėdavo visi aplinkui. Dabar tas taip kažkaip tai nuplaukė iš šono, kas čia dabar atsitiko. Toksai, sakau, čia gal ne, tas, kaip čia tas psichologų darbas man patinka, kai pats pamatai, kaip įtakoja tavo veiksmai po to visus kitus žmonės ir kaip ten po to kitiem būna blogai nuo tavo emocijų ir tik po to supranti, kiek tu daug kaip asmenybė įtakoja visą aplinką realiai. Ta prasme, tai, kas kažkur vyksta, tai realiai galbūt net ir vyksta dėl to, kad kažkada kažką pasakėjai ne to arba dabar net pažiūrėjai kažkaip ne taip. Tai kažkaip stengiuosi dabar būti toks labiau koncentruotas į tai, ką darau. Stebiu vis tiek tą aplinką, visą skaitau, matau, kas patinka, kas nepatinka, bet nebereiškia dabar iš tų, sakykime, emocijų, kad matau, kad kažkas ateinam ten, kur mums reikia daryti mankštą, matau šiukšlių pilną, netvarkingą, ir tas, jeigu būčiau aš tas senas, tai būčiau, tai kaip man dabar plaukti reikės, jeigu man čia netvarkinga, ir man čia nepatinka būti. Tai man prašau čia išvalyti viską, aš čia tada darysiu, tada įsiplauk. O dabar tiesiog, netvarkinga, su burna nupučiau plaukus, pasitėsiau, darau mankštą ir einu plauk. Toksai į viską žiūri žymiai paprašiau. Tai galim sakyti, kad dalį tų velniukų, kurių tu būdavai priėdęs, tu juos dabar tiesiog išspjovai. Jo, net ne tai, kad išspjau, bet aš juos dabar tiesiog, priemu, kad tai yra normalu, kad ateini, šiek tiek jauti, kad, kažkas netenka, bet tai nereiškia, kad, čia dabar dėl to tau turi nesiplaukti, nes pas mane toks būdavo, jeigu man kažkas nepatenka, tai reiškia, man įtakos rezultatui, tai viskas, 100%. Jeigu atėjau,
man čia yra šiek tiek per karštą baseinę, nu tai kaip aš normaliai galėsiu eiti startą ir plaukti, jeigu man yra per karštą, man kažkas netinka. Dabar, jeigu yra per karštą, nu, tiesiog nusirengia, einu be batų į startą, nu ir viskas, nu, ta prasme, einu basom. Jeigu yra per šaltą, tai paimu, apsirengiu, ką turiu, tai su tais pačiais rūbais beveik 3 savaitės vaikščiau, nes jie man buvo šilti, man viskas gerai buvo, ten, kad net ir purvini būdavo, man jokio skirtumo jau tenai, toks tai, nu, kažkaip. Buvo kvapelis? Nu tai, kvepalų turėdavom, tai, kaip sakoma, kvapelį panaikindom. Klausyk, vėl grįžtam prie to, kad buvai pašėlęs bičas, pašėlęs sportininkas, jaunesnis, aišku. Ar dabar važiuotum Drego lenktynėse? Kaip čia pasakyti, man tai visada tie dalykai būdavo faina, bet nevažiuočiau, vien dėl to, dėl visų atsakomybių, ko, sakykime, neapgalvojau tuo metu. Bet kad tai yra, man sakykime, tas pats kaip dalykas faina, tai yra faina, bet kad to nedaryčiau, nesakau. Tuo metu nepagalvoju ant tavo tos smagumo, kiek tai gali kainuoti kažkam. Bet automobilis tau smagu. Kas tau apskritai automobilis yra? Man visą gyvenimą būdavo man tie automobiliai tokie, kur aš būdavo net ir pats sėdžiu stovyklai, man YouTube išmeta, aš tiesiog visokius superkarus pasižiūriu. Man tiesiog patenka, kaip reumoja, ten visokie varikliai, gražios mašinos, naujas. Man tiesiog patenka technika pati. Tai net ne tai, kad net ir automobilį, šiaip viską pasižiūriu, ir lėktuvus, ir laivus visokius, ir jachtas tenai, ir taip toliau. Man tiesiog tai patinka ir atrodo, tiesiog būtų faina, vieną dieną su tokiu pavažiuoti, kitą dieną su tokiu pavažiuoti, bet kai su to automobiliu kiekvieną dieną būnam, gyvenam ir kai dar turiu, man kaip dar duoda pati sustena savo automobilį naudotis ir važinėti ir dar ne bet kokią, bet nagliausią, sakykime, jau tos komplektacijos, tai tiesiog mėgaujas ir nebeapsikrauni jau tais dalykais, kad gal čia kažkas dabar bus ir nenuvažiuosiu kokias varžybas arba į treniruotę. Viskas visada pasirūpinta, viskas padaryta, tai tik kas belieka, tik plauk greitai. Ar galim būtų palyginti tą azartą važiuojant automobiliu, tarkim, jeigu dalyvauji kažkokiose lenktynėse, aš nežinau, ar dalyvauji, bet jeigu dalyvautum, ar galėtum palyginti tą azartą plaukiant ir važiuojant? Ir šiaip labai norėčiau prisiminti vieną momentą, man to paprašysiu paleis dabar. O tai buvo greita mašinytė, šita greita buvo, bet tas toksai, kaip yra, kai duoda tą startą, tai kadangi nesu važiavęs, aš su ją taip gerai nieko neprisimenu, tai atsimenu jaudulys buvo. Nes vėlgi man sakė, kad reikės pažiūrėti, kokią aš laiką geriausią galiu padaryti, tai man visą gyvenimą, jeigu man pasako, kad man reikia kažkokį laiką padaryti, man iškart prasideda jau toks adrenalinas, kad dabar labai reikia stengtis. Jeigu tiesiog sakytų, pravažiuok greitai, nors yra ant 300, bet tiesiog greitai. Tai nieko. Sakei apie tą jaudulį, jeigu tau kažkas tai pasako, per kokį laiką padaryti reikia, bet realiai yra tie olimpiniai normatyvai ir tu žinai, koks tas laikas. Tau yra kažkoks spaudimas juos padaryti, ar tu tiesiog negalvoji apie tai? Ne, man kažkaip normatyvai tai nebuvo tie olimpiniai, kad ten kažkokį spaudimą jaučiu, nes aš tiesiog žinau, kad aš juos galiu padaryti, nes jau kai aš manau, kai prasideda tas jau mąstymas, kaip man padaryti olimpinį normatyvą, tai jau nebėra šiaip jau labai sveika net ir protai, nes jauti, kad kažko nebedatraukia. Ir tada toks biški sunku pasidaro ir treniruotis ir taip toliau, bet kaip palyginimui galiu pasakyti, kaip man buvo pasaulio taurėse. Budapešte paskutinę dieną ryte. Atėjau gerai nusiteikęs, sakau, tiesiog reikia prasiplauk lengvai, pateksiu į finalą ar taip, žinau. Ir vieną minutę, 45, ten 97 ar kiek. Praplaukiau labai, sakykime, greit, bet labai atidaviau mažai sveikatos. Ir tada kas gaunasi? Ne tai, kad tu toksai jaustumės, kad dabar labai viskas gerai pasisekė, dabar finale padarysiu. Bet man iškart prasidėjo toks vidinė, sakykime, tokia baimė, aš pradėjau savis bijot. Aš pradėjau bijot, ką aš dabar galiu padaryti vakare. Ir man, kai tas įsijungia, kad
Tai ką mes dabar darom? Ar pasaulio rekordą darom, ar biškai gal paprašiau? Ta prasme, be bairio pasaulio rekordą. Jo, toks be bairio, nes aš tiesiog jaučiu ant kūno, kad, dabar, gali būti wow. Ir tada, kai šitas pas mane įsijungia, aš pradedu toks bijot savo galimybių ir aš jaučiu, kad man kažkurioje vietoje pradeda riboti jau net raumenis. Ir kas gaunasi vakare, aš atėjau. Aš vos pirmą pusę pradėjau greičiau, ten 0,20 dalies ir aš jau pabaigti nebegalėjau to nuotolio. Kai aš ryte realiai taip pat beveik pradėjau, o dar tiek jėgų pasilikau ant galo, net liko 50, sakau, dar nespausi, tiesiog taip paliksiu, kad finalui būtų. O vakare ateini, tai jau žinai, kad ant kiek tu esi stiprus, kiek galingas ir kažkur mintis nebe ten bėgioja. Ir dar pralaim. Ir toks įgaunas, kad dar antras lieki ir karūną prarandi ir taip toliau. Liūdna buvo karūną nuplaukusią pamatyti. Gal ne tai, kiek toksai, sakykime, liūdna tai gal liūdna, bet trenerė kaip tik parašė žinutę, sako, karūnas, pinigai tai pinigai, bet sako, ar galėjai pagalvoti, kad tokiais rezultatais plauksi šitoj tauriai? Ir iš tikrųjų, negalėjai pagalvoti, tai ant kiek reiškia viskas buvo jau šiaip neįtikėtinai gerai, tai reikia tą vertinti tiesiog. Bet iš kur gerai? Anksčiau važiuodavo į stovyklas ir dabar, kiek žinau, važiuosi į stovyklą į Aukštikalnes, bet prieš šitas taurės tu nebuvai stovyklose realiai. Tai iš kur tos jėgos? Pirmą kartą pailsėjau, tiek galim sakyti. Pirmą kartą turėjau tiek atostogų. Šiek tiek, sakykime, pagyvenau tą tokį jau kitokį gyvenimą negu tik plaukimas ir tik baseinas. Nes dažniausiai būdavo tik pabaigė čempionatą, 2 savaitės, tai vis tiek visą savaitę keliesi anksti nuo režimo ir nebežinai, ką daryti, ką čia daryti. Nieko negali veikti, nes gali susitraumuoti, po to plauk negalėsi, sezoną reikia pradėti anksti ir taip toliau. O dabar taip buvo Japonijai blogai, susirgau, nepraplaukiau, jau šiaip toks šūdas, sakykime, gavosi. Grįžau, sakau, ir gerai, atsipūsiu. Tiesiog atsipūsiu taip 100%. Ir tiesiog taip jau palisėjau, žiūri, treneriai irgi kažkaip nerašo, kad jau reikia pradėti plaukoti. Gerai, dar pabūsiu savaitę. Ir tada taip kažkaip pradėjau plaukti, įplaukiau, nuvažiavau. Pažiūrėjau, sako, labai gerai atrodai, sako, palitai kaip kiek nebuvai be vandens, sako, labai gerai atrodai, bet tas toks ir poilsis mano toks buvo, sakykim, toks aktyvesnis. Kažką vis veikdavau, ne taip, kad tiesiog gulėdavau ir nieko nedarydavau. Ar ten vaikščiodavau, ar veikindavau, toks kažkoks. Tai tas toks susidėjo labiau tą visą, kad žiūrėti viską paprašiau ir tiesiog jau ateiti tą plaukimą, kad ne tik, kad vėl, nes aš atsimenu tik, kad atėjau treniruoti ir vėl, aš gaunu užduotį ir man jau norisi, kaip tu gali pagerinti savo varžybų rezultatus, jeigu ne per treniruotės jas gerinti. Bet pas mane jau yra tų treniruočių laikai tokie padaryti, kad aš nemanau, kad kada nors Lietuvoje kas nors gyvenime plauks tokiais greičiais, kaip aš Lietuvoje. Aš tiesiog nemanau, nes tai jau bus neįmanoma. Wow, čia pareiškimas. Jo, arba jeigu tai padarys, aš tiesiog noriu žinoti, koks tai žmogus padarys, nes aš žinau, kad aš jau ką darau, tai yra žiauru. Galbūt net galėčiau sakyti, įdomu būtų ir pasaulio, ar kas nors galėtų tai plaukti, treniruotis tokiais greičiais, bet, pasaulio visokių ten jau yra frykų, sakykime, tai viskai įmanoma. Bet Lietuvoje, tikrai nemanau, kad kas nors dar taip plauks. Ir treniruotis tokiais greičiais. Ja, tu minėjai poilsį ir ten aktyvų poilsį, bet kiek aš žinau, tau svarbu yra išsimiegoti, kai neišsimiegi. Apskritai plaukikų, jeigu neišsimiega ir būna blogai. Ką tau reiškia miegas iš tikrųjų ir kiek tu valandų per miegą šitą per dieną tau reikėtų pamiegoti? Šiaip aš toks esu, kur eidavau šiaip vėliau visada einu miegoti. Toksai man būna, mes kai turim sunkės treniruotės vakarais, pavyzdžiui, būna sunku užmėgti per varžybas, sunku užmėgti finalai visada vėlai būna. Tai tikrai nelengva, bet vėlgi, kaip sakoma, gyveni, žiūri, mokaisi, tą informaciją stebi, kaip atsigavimo prasme tai yra reikalinga ir tą dalyką pats pradė po truputį daryti, tai jauti, kad tai yra geriau, bet vėlgi, kai sakoma, reikia eiti anksčiau miegot, kad išsimiegotum pailsėjęs, atsikėlęs, ten būtum ten žvalus, bet ne visada tai pavyksta. Ir būna ateina vėl varžybos, kaip ir pasaulio taurė, tiesiog neišeina užmigti,
Ir pas mane anksčiau būdavo, kad tas toks, neišeina užmygti, tai ką tai reiškia? Kad bus blogai startui kitą rytą. Tai jeigu aš nepamėgau normaliai, kaip aš galiu plaukti pamėgojęs ten 5-6 valandas, jeigu galėčiau 9 valandas pamėgoti ir būčiau žymiai. Tai toks, anksčiau tai būdavo. Dabar tiesiog, kada nuėjau mėgoti, tada nuėjau, atsikeliu, jaučiu, kad šiek tiek sunku, akis tokias biški aplypusias. Ir kas? Ta prasme, einu, plauk, žinau, kad man gerai bus ir viskas ir gerai buvo. Tai kaip tik prieš 200 laisvų, sakykime, neužmigau labai. Reikėjo taip atsikėliau, akis šitiek, jau kavos išgėriau, ryte taip lengvai dar nebuvau plaukęs, turbūt šiais metais, o mėgau mažai. Tai viskas vis tiek, galvoju, nusteikime. Jo, bet Japonijoje, kiek aš atsimenu, tu turėjai iššūkius tam tikrų su miegu. Ir Fukuokai per pasaulio čempionatą. Jau gerdavau ten viską, jau ir prieš miegą, kad ir mėgočiau gerai, sakykime, taip išsisprendžiau. Ta situacija su miegu jau kaip ir geriausiai, kaip kada nors yra pavykę padaryti, bet susirgau. Ir toks negaliu palyginti, ar tai buvo gerai ar ne. Sunku pasakyti, nes dabar, aišku, kai sergi su 39, tai ką ten ir gali padaryti. Bet dabar pasaulio tauriai ryte praplaukiau sekundę greičiau negu pasaulio čempionate ir net nepavargau. Tai... Bet prisimenat visą tavo istoriją, tarkim, prieš 10 metų ir dar anksčiau, ko gero, prieš tokius rimtus startus tau kažkas atsitikdavo labai dažnai. Vėlgi čia psichologija ar čia kažkoks prakeiksmas? Nežinau, čia sunku pasakyti, bet šiaip pas mane tas visada būda, kad kai jau man ateina svarbus startai, sakykime, ta atsakomybė, neatsakomybė indidėja, bet aš kai įdinėjau formą, pas mane viskas jau taip jautru tampa į viską, kad mes jau tiesiog pradam ir visokius vitaminus ir papildus varto tam, kad tik tai išsilaikytų imuninė sistema į bet ką. Ir toksai... Sudėtinga tokia situacija visada būdavo, tai nežinau, kaip dabar bus, tai reikės pažiūrėti, nes dabar, sakykime, dar tai nebuvo aukščiausio rango varžybos, kurios kainuoja labai daug. Tai kai jos bus, kai jos praeis, tada ir galėsiu pasakyti, ar dabar jau kažkas keičiasi ar ne, bet vėlgi ne iš to, kad dabar būtinai lauksiu varžybų ir dabar žiūrėsiu, tai dabar bus ar nebus. Ne, tiesiog darysiu, stengsiuos, kad būtų tiesiog geriau negu buvo. Netrukus išvyksi vėl į aukštikalnes, į Sierra Nevada, kiek žinau. Prieš tai tos aukštikalnių tau nereikėjo, dabar, kaip manai, tau reikia jų? Ką tavo kūnas sako? Kažkaip reikia tas aukštikalnės žiūrėti, manau, biškai iš kitos pusės, nes dabar tos jau aukštikalnės tokios būdavo, kad tiesiog jau atsibosta. Jau eina tas pats per tą patį, maistas blogas, miegasi blogai, bet turėsim dabar sudėlioti, turėsim dabar tos tokius planus mitybos, ką daryti, kai nėra maisto, ką daryti, kai blogas maistas, iš ko rinktis. Tu turi turėti kažkokių variantų, nes kai nėra variantų, tai ką darai? Valgai bet ką. Bet ką nori, o taip neturėtų būti, vis tiek turėtum turėti A, B, C, D kažkokį planą. Tai dabar tikiuosi bus jis padarytas, kol turim čia 2 savaitės Lietuvoje ir... Tai vešite savo maisto produktų į Sierra Nevada? Ne tai, kad vešimės, bet kažkokių gal priemonių vešimės, ką po to galėsim tenai nusipirkę, gal pasigaminti patys ar pasidaryti, bent jau sneksam kažko, ko negalim gauti iš kažkokių tenai tų maistinių medžiagų. Tai esmė turėti, sakau, variantų, kad nereiktų po to vėl galvoti, kaip dabar blogai, jeigu kažko nesuvalgiau, kaip man dabar reikės plaukti. Tai toksai. O pagalvė ir antklodė vešės? Tai aš visada vežuosi, jeigu man, tai net ir dabar visas pasaulio taurės savo pagalbę vežuosi, nes Andrius kaip tik Šidlauskas buvo Graikijoje, tai tiesiog kaklą pradeda skaudėti ir po to reikia eiti masažus, reikia klijuoti viską, žiūrėti, nes kai negali mėgoti ant normalios pagalbės, tai tada jau tikrai, man atrodo, baisiau negu danties skausmus, nes tada visą naktį negali užmygti. Ok, dar kai kalbėjom apie tavo aktyvų poilsį, toks trumpas žodelis nuskambėjo iš tavo lūpų buvo vaikinau. Ta prasme, tu stovėjai ant lentos, tempiamas
lyno ir tu bandėjai tą naują sporto šaką. Jo, bet pabandžiau, kadangi vis tiek tai yra su vandeniu, pasižiūrėjau, kad traumos tikimybė yra labai labai maža, jeigu tu nešokinėjai per tramplynus, o tiesiog tu stovi laikais ant tos lentos ir viskas, o jeigu ten ir nukrenti, tai ką, tiesiog nukrenti vandenį. Tai labai faina buvo, neišėjo niekas iš pirmos dienos, o ant antros dienos jaučiuožiau pilnai ratą ir labai kietai buvo ir labai faina. Bet jau jaučiau, kad po truputį ateina tas noras jau šokinėti per tramplynus. Okay. Jau azartas pradėjo gauti, nes kaip paprastai čiuošti, taigi neįdomu. Bet vėlgi supratau, ką mano gali vienas noras kažkoks kainuoti netyčia. Ir tiesiog nedariau. Nors laisvai galėjau daryti ir nieks nieko nebūtų turbūt sakęs ir galbūt būtų pavykę, bet tiesiog nedariau, nes žinau, kas už tai gali būti. Aha. Ir... Čia turėjai galvoj savo senus reikalus su nugara. Jo, bet ir šiaip, nes mesgi plaukikai tokie, kur mums kažkas netaip biški kryptelėje pirštas, žiūrėk, jau nebegali plaukti su tą ranką. Toksai. Tai labai tą dalyką vertinau, kad tiek, kiek galiu džiaugtis, tiek ir džiaugiuosi. Biški daugiau jau gal nebereiktų iš savęs išspausti, nors ir labai jau norėčiau, bet ne. Tai pasidžiaugiu tiek, kiek buvo gerai, buvau laimingas, viskas faina, tai kitais metais irgi norėčiau vėl. Ok, bet grįžkim dar prie tos senų laikų, kai tu plaukėjai nugarą, buvai kiečiausias Lietuvos nugaristas ir tada atėjo trauma, nugaros trauma ir kiek aš atsimenu, tau sakė, kad tu gali ko gero net nebeplaukti. Ja. Buvo taip? Ja. Tai gali papasakot, kaip čia viskas tas įvyko ir kaip tu iš to išsikapstei? Man kažkaip net sunku prisiminti, dabar to nebėra. Ir atrodo, jinai niekur nedingo ta pati kaip trauma, bet tiesiog aš jos nebejaučiu. Tai yra žmonės, kurie buvo kineziterapeutai, kurie sustiprina tavo tą, sakykime, vietas, kurios turi dirbti. Ir jos tada dirba, nes tada tu darydavai bet ką, ateidavai į kažką salę, keli svorį netaisyklingai ir nieks savęs neprižiūri, o dabar viskas yra prižiūrima, stebima, kad tokių dalykų nebūtų, stiprinam tam tikri raumenis ir dabar neprisimenu, kada paskutinį kartą net buvau pasakęs, kad jaučiu šiek tiek nugarą, reiktų patvarkyti ir toks, o anksčiau būdavo, o Jėzų, nebeįmanoma bus plaukti. Tai va. Bet tau sakė, kad ten tipo netgi gali prireikti operacijos, buvo taip ar ne? Tai jo, tai sakė, nugarą iš vis nebegalėsi plaukti, nebent nežinau, kokiu būdu sakė, kad būtų įmanoma, bet žodžiu, kad su plaukimu jau nebebus labai gerai. Tiesiog pradėjom važinėti po visokius daktarus, tos Vokietijų radom ir pasakė, čia juokai, vieni juokai čia yra. Vieni juokai. Vieni juokai, stuburė ten slankstelis, iškrypęs, palinkęs, vieni juokai čia sakė. Tai va, ir iki dabar viskas einasi labai gerai. Bet ar dėl tos traumos tu iš nugaros persivertėjai į kraulį? Ne, dėl tos traumos ne, tiesiog buvo žmonės, kurie žinojo, kad aš laisvu stilium galiu greit plaukti, tik aš pats to netikėdavau. Tai man kažkaip reikėjo vieną kartą apsisukti ir pabandyti. Tai kai realiai pabandžiau, tai taip ir iškart į pasaulinius aukštumus iškart ir šokau. Ja, ar tai viena iš tų žmonių buvo tavo trenerė, Ina? Taip, ir Ina buvo, ir Tomas Kučinskas buvo, kuris sakė, kad tikrai gali, reikia pabandyti. Tai ir pabandėm. Aš atsimenu, buvo keli variantai, kelios stovyklos buvo, kai su tavim treniravosi jaunimas. Ir po to tas jaunimas irgi šovė į viršų. Realiai, ką tu tokio padarei per treniruotės, kad jie, nežinau, pagerintų savo rezultatus, galbūt motivaciją? Ką tu darai su jais? Aš manau, jaunimui yra gerai su manim pabūt, kad suprast gyvenime, kad ir ką tu darei sunkiai, dans gali žymiai padaryti, tai dar sunkiau. Kad jie suprastų, kad nėra tokių kaip lūbų, kai jiem yra sunku, nes aš kaip ir prieš tai minėjau, aš netikiu, kad kas nors už mane kažką gali padaryti sunkiau. Aš manau, kad aš tą skausmą galiu stipriausiai pernešti ir kai tada jaunimas su manim būna, jie nori mane vytis, jie nori tas užduotis padaryti greitai, jie taip pat stengiasi, jiems sunku, bet jie mato dar iki kur dar galima dar padaryti viską. Tai man patinka, kai jiems sunku,
jiem patinka turbūt, kai man sunku, tai manęs visą laiką klausia, sako, ar nieko, jeigu prie tavęs čia prisijungs tas ar anas, aš sakau, visada prašom. Visada tegu nori, visi gali prisijungti, tik dažniausiai, kai prie manęs prisijungia, nieks nebenori po to. Pabūna vieną stovyklą ir sako, ai, gerai ir namie, užtenka ir taip toliau. Tiesiog, nebeperneša to. Ta prasme, tu nori pasakyti, kad jaunimas turi mažesnę toleranciją skausmui ir kantrybę? Kaip čia yra? Taip, nes tiek metų praneštas skausmą čia yra big deal. Ir taip kaip mus spausdavo anksčiau dirbti, aš nemanau, kad taip treneriai dabar dar taip spaudžia, sakykime, jaunimą. Dabar visi tokie yra labiau eina per tą pusę, kad jeigu tau nereikia, tai ir man tada nereikia. Ta prasme, jeigu tau užtenka tiek dirbti, tu dirbi tiek, kiek tau užtenka. Kas iš psichologinės pusės, taip ir turėtų būti, kad tu eitum iš savo vidaus plaukti, o ne dėl kažko. O mus, pavyzdžiui, sakykime, visą mūsų gyvenimo trenerę mus laikydavo ant stipraus pavyzdžio, kad turi dirbti ir dirbti ir dirbti. Nėra tokių, kad šiandien biščiuką tingiu. Aš šiandien nenoriu, nesiplaukiu ir to. Bet tau yra buvę tokių dalykų? Tai aš sakyčiau, kad aš tik dėl to galbūt toks ir pasidariau. Toks atsparus tokiam dideliam skausmui vien dėl to, kad man liepdavo tą daryti ir aš net pro to pradėdavau nervuotis, jeigu aš kažko nepadarydavau labai sunkiai. Ir toksai tas dalykas taip ir išsiauklė. Bet čia vėlgi ir čia lygiai taip pat treneriui yra įdirbis padaryts. Aha. Nes jeigu nebūtų tai buvę, nemanau, kad mes po to taip būtume plaukę. Jo, bet tavo asmeninė motyvacija, ta prasme, mane užknystų, aš pasakytų, eikit po Vilnių, žinai, ir man nereikia to plaukimo. Galų galėtų, nežinau, bilė kiek kilometrų nuplauki per treniruotės, tau skauda raumenis, tau reikia papildus gerti ir taip toliau. Realiai, mano požiūris, čia yra pakankamai savęs kankinimas. Iš kur pas tai motyvacija tą daryti? Aš kažkaip, pas mane visur taip yra, aš tą, ką darau, aš visada noriu būti geriausias ir aš kada darau, sakykime, net per daug kitai žiūriu rimtai, negu reiktų žiūrėti. Net ir, jeigu aš nainu tą pačią veikint, aš pradedu, aš jau noriu su profais pradėti varinėti, man jau reikia, aš jau noriu pasitreniruoti 2 savaitės ir aš noriu, kad jau ateitų profas ir aš jau galėčiau pakartoti jo judesius. Jeigu man neišeis, aš vėl užsirašau ir aš vėl noriu daryti taip, kaip profas daro. Nenoriu būtent su tais tokiais, kurie tik tai pradeda šiaip, kad pabūtų. Tai toks visada nori to maksimumo ir visada pats iš savęs, aš kada jaučiu, net ir būna visokius ten kokius kompiuterinius žaidimus, kai pradedam žaisti su draugais. Atrodo, tai yra tik kompiuterinis žaidimas, bet aš į juos taip būna įlendu, kad jeigu žaidžia, aš turiu būti geriausias. Turi visus nušauti. Taip, aš turiu būti geriausias. Ir kai kada aš į tokį netainu, kad jeigu mes komandiškai žaidžiam, aš ant jų pradu net kelt balsą, tai ką jūs čia darot, susimkit, mes čia turim daryti, ir jie sako, Danai, slow down. Taigi čia tik žaidimas, nesvarbu. Jeigu mes jau žaidžiam žaidimą, tai mes žaidžiam iki galo ir kad mes turim laimėti. Ir toksai taip pat ir plaukime. Jeigu aš jau plaukiu, tai jeigu aš nesu stipriausias pasaulyje dabar šitą užduotį atlikęs žmogus, tai ką aš čia iš vis veikiu? Okay. Tai jeigu aš ten būsiu 3, 4 palei greitį, tai man tai netenkina. Aš plauks tol, kol geriau man širdis sustos, bet aš bus greičiausiai atliks tą užduotį. Jo, bet tu nuvažiuoji į varžybas ir yra tokių, kaip tu, yra krūvos. Dar greitesnių yra, dar net kurie plaukia, tai bet aš nežinau, kaip jie treniruojasi, aš to nematau, bet taip, tai kai kada tu su darbu tokio talento net neaplenksi, kokie kiti turi. Ir galbūt ten tą pačią toleranciją, ten skausmą ir taip toliau. Bet realiai, tu nežinai, kaip jie treniruojasi, tu norėtum pamatyti, norėtum su jais pasitreniruoti, kaip Kotryna dabar išvažiavusi į Ameriką irgi. Jo, aš norėčiau, šiaip mane visi kviečia, realiai iš tiek, kiek yra buvę mano ir dabar yra tų konkurentų. Turbūt visi yra sakę, Danai, atvažiuok čia, pažiūrėsim, pabandysim ir taip toliau. Tai toksai, gal ir būtų fainai įdomu, bet vis tiek tada tu arba jų planais turi plaukti, arba jie mūsų planais turi būti.
O aš vis tiek, jeigu pasitikiu treneriais, Paulium, Ina, tai aš vis tiek darau tai, kas yra palei jų planą, tai kažkaip nesinori nieko keisti, o grinai daryti tas, kas tau turi būti. Bet gal taip kada nors pabandyti visai ir įdomu būtų. Sakai, tu jas pavadinai savo konkurentais, bet kai susitinki per pasaulio čempą arba dar kažką, tai jie tampa tavo kaip ir draugai, pasilasdavojat vienas kitą. Kokie jūsų santykiai su tais konkurentais? Aš nežinau, kaip kitiem, bet pas mus tai sakyčiau, bent jau su manim, tai irgi mes gal šiek tiek per daug jau draugiškai su visais būnam. Nu, toksai, kur ateini į kalrumą, sėdi visi amerikonai, australai ir mes tiesiog žvengiam ir juokiamės iš bet ko. Atrodo, kad jau tas norisi rimties, truputį apie viską, bet tiesiog visi draugiški, visi šneka. Tai labai super, bent jau visi mano laisvų stilium žmonės, bet ir iš kitų nuotolių ten beveik visus pažįst. Nu, visi labai malonų žmonės. Nėra nei viena, kuris, sakykime, būtų kažkoks, nu, toksai, su kuriuo taip blogai šnekas ir kažkas tokiam. Ne. Po kiekvieną startą su visais rankom sumušam, pasisveikinam ir prieš startus visiems palinkim, kai išeinam į kalrumą, kadangi visi kaip stovi eilėje, tai vienas į kitą atsisukam, rankom sumušam, kad sėkmės, nu, visi labai įkėti. O po pergalių sulauki sveikinimų iš savo konkurentų? Jo, tai, na, aišku, dažniausiai sveikina, kai tave aplenkė, tada jau nori tave pasveikinti, kad, nu, labai buvo greit, bet kai tu juos aplenki, tai tad gal nelabai. Bet šiaip tai visada tikrai ir Instagram'e tai pasirašom, pasveikina, nu, taip, sakykim, palaiko vieni kitus. Bet nesvarbu, kokiam tu lygiesi, ar ten esi 10 ar esi 1, nu, visi vienodi. Ok. Lietuvoje dabar atsirado daug baseinų, jau vykdomos mokymo plaukti programos, per kurias galbūt atsirenkami vaikai į plaukimo sekcijas, plaukimo užsiėmimus. Tavo nuomonė, Lietuvoje iš kur yra, nu, ta prasme, ar Lietuvoje atsiras nauja plaukikų karta, kuri priliks tau ir pakankamai greitai? Sunku pasakyti, nes aš jau tiek kartų jau pragyvenę, aš jau savęs skaitau, kad man 28, bet kažkaip man sakė, man atrodo, ar Paulius, kaip tik šiandien sakom, jau kiek kartų aš pragyvenau iš tikrųjų, su kiek prabuvau žmonių, kurie jau nebeplaukė, kurie dabar tik tai pradeda dar plauk, kurie jau įpusėjo, kurie baiginėja. Ir įdomu, kada aš baigsiu ir kokios dar kartos bus. Bet dabar, kaip matau, nu, yra to jaunimo, kuris iššauna, bet vėlgi su to jaunimu yra labai sunku, nes esmė tame, kaip seksis vėliau, ne kaip dabar yra, nes jau aš kaip buvau savo amžiui, lygiai taip pat buvo labai greitų, už mane būdavo ten greitesnių dvigubai, tokių, sakykime, jaunų žmonių, bet iš jų niekas nebeišplaukė, nei po 18, nei po 19, visi tiesiog metė. Tai aš tikiuosi, kad tai išsilaikys toks tęstinumas bus ir trenerio atsidavimas tų pačių vaikų, tėvų. Nu, čia labai didelis darbas. Čia, kad dabar jaunas kažką suplaukė, o kai matom tos rekordus Lietuvos jaunučių gerina. Ten kiekvienas varžybas. Atrodo, nu tai jeigu jau už mane žmogus 200 metrų jaunas plaukia 2 sekundėm greičiau, nu tai jis turėtų būti jau didelis reikalas toliau. Ir žiūri, kad ten po 3 metus nebeplaukiau. Nu, tai toks sunku kažką pasakyti. Bet tikras veiksmas prasideda žymiai vėliau jau, kai iššokė tą didelį baseiną, kaip sakoma, jau su visais rimtom dėdėm varžytis. Tu jau rimtas dėdė ir tu jau gali plaukti už veteranus, kiek žinau. Jo. Nu tai va, tai aš jau dabar... sužinojau, nu, aš neplaukikas esu, bet sužinojau, kad plaukime jau 25 metai plus jau yra veteranai, galim dalyvauti varžybose. Nu tai aš kaip veteranas ir dabar dalyvauju, važiuosiu olimpiadą ir taip toliau, tai šiaip keista būna taip įsijungitos protokolus varžybo, kad ir tos pačius 400 metrų laisvų stilium, atrodo, pasaulio čempionatą dabar, kai buvo Fukuokui. Aš vyriausias dalyvis tiesiog esu. Iš visų dalyvių tiesiog jau vyriausias. Tai va, kaip greit praėjo tie metai ir žiūri, kad jau kai kurie yra 8 metus, jaunesni 9 ir tu sais to pačiu greičiu varžaisi jie ant tiek nu, įdomu. Nu, tarkim, baigsi savo tą didįjį plaukimą,
kaip matai savo ateitį baigęs plaukti? Ar plauksi toliau už veteranus šitų meistrų čempionatuose, ar imsis trenerio darbą? Ką tu mastai apskritai? Nu tai jeigu aš ten baigsiu plaukti 55 profesionaliai, tai žinai. Tai va, tai nežinau, įdomu, kada baigsiu, kada pajausiu, kad nebeina, nes kažkaip vis laik jaučiu, kad man eina. Tai va toksai, aš sakau, nesijaučiu, kad man būtų tiek metų. Aišku, gal iš pačių, sakykime, to tokio kūno savybių, gal vis tiek žmogus sensta, nori, nenori, viskas, kaip sakyti, lėtėja ir taip toliau, bet kažkaip jaučiu, kad dar yra ką nuveikti ir, sakau, kol tu treniruoti, dar gerini, negu kažkada prieš 5 metus laikus, tai tol dar bus judesio. Nu tai gerai, reikia tau to palinkėti, linkiu Danai tau to ir dėkui visiems šiandien, buvo Danas Rapšys, dėkui, kad žiūrėt ir klausat, iki pasimatymų. Iki.